Sveiki. Noriu pasidalinti mūsų namuko video. Namelis beveik pabaigtas. Vidaus apdaila yra mediena. Mediena yra eglė. Kad labai nekreipkite dėmesio į šakų kiekį. Eglė būna daugiau šakota negu pušis, bet neblogiau atrodo tikrai. Taip kad balinta dailylentė čia yra. Namų išplanavimą, aišku, galima keisti langų išdėstymą, langų kiekį ir taip toliau. Individualus variantas bus parinktas kiekvienam pagal poreikius. Taip, šiuo atveju yra svetainės patalpa. Štai šioje vietoje yra virtuvė suplanuota. Namas turi mini tokį tamboriuką užėjus. Toje pusėje yra miegamasis. Taip kad miegamasis yra su aukštom lubom. Šitas namas neturi antrasolių. Analogiškus projektus esam turėję su antrasoliam, šitas yra be antrasolių. Tai vat, ten dar viršuje yra susidėjimo daiktam patalpėlė. Taipogi ten yra sumontuotas boileris. Boileris valdomas per Wi-Fi. Galima, palaikant nedidelę temperatūrą, kada jūs sugalvojate atvažiuoti, pasididinate ir atvažiuoti, jau yra karštas vanduo. Taipogi su valdymu per atstumą yra grindinis šildymas. Tai yra, matote, Wi-Fi funkcija. Tai yra per programėlę galima valdyti namo šildymą. Šildymas yra grindinis, infraredinis. 3 zonų, tai bus miegamasis valdomas atskirai, yra svetainė su tamboru, su virtuvė valdoma atskirai ir taipogi yra vonia. Taipogi yra grindinis šildymas valdomas atskirai. Vonia yra padaryta, sienų apdaila yra Fibotresko norvegiška plokštė, kuri nebijo drėgmės. Transportuojant jinai nesuskilinėja, neatsiranda įtrūkimų. Taip kad šis variantas daugiausia tinkamas yra vežiojimo moduliniam namams, ne plytelės, o būtent šitas variantas. Taip pat yra riauklė, veidrodukas, yra galimybė pasišviesti, yra rozetė. Unitazas daugiausia būna pakabinamas, kadangi taip yra paprasčiau valymas jo. Grindų valymas ir priėjimas po unitazu žymiai paprasčiau, nėra ko lyginti su tuo pastatomu. Tai vat, tiek dabar belieka tą namelį išgabenti klientei į jos sklypą. Tikiuosi, klientė liks patenkinta mūsų darbu.